Šuo, sode, duobę kasa. Su kastuvu. Kaimynų margis žiūri tą šunį, taip, sako, kaip taip, tada atsisuka šuo į margį ir sako, žinok, viskas prasidėjo nuo to, kad aš durnius išmokau šlepetės atnešti. Geras. Dėl to viskas prasidėjo. Taip, mažasis sūnus sako tėčiui, tėti, direktorius skambino, nori, kad atvažiuotum. O tai ką, ir vėl prisidirbai, sūnau, a? Ne, tėti, čia tavo direktorius skambino. Mergina stabdo, balsuoja prie autostrados, stabdo automobilius, sustoja vairuotojas ir sako, kur važiuojam? Sako, į Klaipėdą išvykstu. Tai gerai, sėsk, nuvešiu su malonumu. Panelė sako, baikit, su malonumu nereikia, aš susimokėsiu. Geras. Taip, porą anekdotų dar. Į amžinai klausimą, kas atsirado pirmiau, višta ar kiaušinis, ūkininkas Rimkus iš Jonavos rajono turi atsakymą. Jis puikiai pamena, kad kiaušinių buvo dar, kai įsigijo vištą. Daktarė, žinokit, tos tabletės nuo impotencijos, kurias jūs išrašėt man praeitą savaitę, stebuklingos, aš kaip 20-metis vėl. Sako, daktaras, džiaugiuosi gydymo rezultatas, kaip žmona reaguoja. Vaikit, sako, aš namie dar nebuvau. Super. Įdomus faktas, kad surinkus čia tai užstumimas. Įdomus faktas, kad surinkus visus Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjų parašus ant kamulio vertė tampa dar mažesnė nei buvo prieš tai. Vyras grįžta iš parduotuvės su krepšeliu pirkinių, žmona krauna lauk prekes ir burba. Kiek tau kartų galima sakyti? Jeigu ant sulčių pakelio parašyta 100%, tai yra sultis. Jeigu 40%, tai nektaras. Vyras nušvinta, sako, va, o aš tau kiek kartų sakiau, kad degtinė tai nektaras. Geras, kaimynas sako kaimynui, klausyk, tavo medžiai be lapų. Tai gal amaras? Tas pasižiūri, sako, ne, mūsų šeima žaliavalgiai. Super. Jo. Turi dar? Ne, aš nebeturiu viskas. Dar porą tada. Žmona kaip granata. Tai reikia nuimti žiedą ir pusės namo nebėra. O, geras. Idealu. Dar vienas. Čia, žiūrėk, aktualus anekdotas. Tau patiks. Šito juokiesi? Ne, aš dar vieną radau. Gerai, skaityk. Kodėl tu nenori nupirkti man būto? Tu visai manim nesirūpini. Mūsų venomis teka tas pats kraujas. Ligoni, būkit geras, atstokit nuo donoro. Super. Dar vienas apie vyrų ir moterų santykius. Supykai? Ne. Mieloji, pasakyk teisybę, pyksti, ką? Ne, nepykstu. Tai kodėl tu jau valandą su manim nesikalbė? Aš užsiėmusi. Tai kuogi, tai ką tu veiki? Kuriu keršto planą.